Sekantis opiausias irgi aktualiausias klausimas, kurį greičiausiai visi ir užduoda ir dėl kurio labiausiai visi pergyvena studentai, ar susiras jie darbą Australijoje, kol mokinsis, ir kiek jie gali užsidirbti ir kokie yra tie darbai. Reikės susirasti tą darbą pačiam. Ir dėl pirmo darbo reikia visada daugiau pasistengti, dėl to, kad tu nežinai kultūros, tu nežinai socialinių dalykų ir panašiai. Jeigu žmogus tikrai nori susirasti darbą ir nori susirasti bet kokį darbą, tai netrunka daugiau kaip 2 savaitės. Svarbiausias momentas yra šypsotis, būti mandagiam ir norėti dirbti. O kokie pagrindiniai darbai, kuriuos gali surasti ir kokie tiegi atlyginimai būtų? Nereikėtų važiuoti tikintis, kad tu pradėsi nuo tos pozicijos, kurią palikai Lietuvoje ar kur bebūtum dirbęs prieš tai, ar ne? Sakyčiau, reikėtų pradėti susirasti pirmą patį paprasčiausią darbą restorane, kaviniai, viešbutyje, statybose ar kur yra priimtiniau tau pačiam, kad būtų pajamų šaltinis. Atlyginimai, bet kuriuo atveju, jie skiriasi labai nedaug, turbūt $18–24 per valandą. Ir studentai užsidirba per savaitę $400–800. Bet nemeskit savo svajonę susirasti norimo darbo. To, kur norit, dėl ko važiuojate į Australiją. Tai darykit kasdieną, jūs tikrai tą darbą susirasit. Vėlgi labai svarbu, kaip pasirašai savo gyvenimo prašymą. Mes mielai padedam. Taip pat mielai turim labai daug pasiūlymų, žmonės kreipiasi, nes rinkoje esam ganėtinai senai, žmonės mus žino ir darbdaviai siūlo įvairiausius darbus. Tai tų pasiūlymų tikrai turim, bet tai priklausys ir nuo jūsų, ar ne? Jeigu jūs atvažiuosit ir norėsite dirbti, darbą susirasti. Ačiū, Artūrai, labai tau didelis ačiū, kad atsakei visus klausimus, ačiū, kad atvažiavai pas mus, mes tavęs labai stipriai laukiam. Ačiū, Vilma, kad pasikvietei į ofisą. Man čia visada miela grįžti į Klaipėdą.